Sveiki, darbą eteryje pradeda Akistata. Mūsų žurnalistai atskleidžia 3 naujausius skandalingus faktus pedofilijos byloje. Štai kaip viskas atrodys šiandien laidoje. Žiūrėkite. Pone Ūsai, ar jūs prievartavote mergaitę? Vos išgirdus šį klausimą, detektoriaus kreivė šauna aukštyn. Slaptas tyrimas poligrafu atskleidžia tikrąją tiesą. Kaip ir 11 mobiliųjų telefonų, lyg pas kokį mafiozą. Kokias paslaptis taip kruopščiai saugojo nužudytasis teisėjas. Laimutė Stankūnaitė pasimatymų metu kažką tyliai šnabžda mergaitė į ausį. Naujausi įrašai įrodo. Mama mergaitei liepia meluoti. Tyrimas melo detektoriumi. Patyrusio profesionalo rankose šis prietaisas gali padėti atskleisti visas žmogaus paslaptis. Vos per valandą trunkantį tyrimą galima sužinoti net ir labiausiai slepiamą tiesą. Andrius Ūsas ir Laima Stankūnaitė. 2 pagrindiniai pedofilijos bylos veikėjai. Ypatingai saugomose vadovybės apsaugos departamento patalpose jie buvo apklausiami geriausio Lietuvoje poligrafo specialisto. Vitas Saldžiūnas yra tai daręs 1000 kartų ir niekada nesuklydo. Net kelios garsiausios bylos buvo ištirtos būtent jo išvadų dėka. Ir štai vieną dieną priešais jį atsisėdo Andrius Ūsas, po kurio laiko ir Laima Stankūnaitė. Prietaisas matavo jų kraujospūdį, širdies ritmą, prakaitavimą ir kitas funkcijas, kurios ypač sustiprėja, kai žmogus meluoja. Tokiu atveju matavimo kreivė šauna aukštyn. Specialistas tai įvadina specifiniu žodeliu – reakcija. Tačiau kalbant liaudiškai, tyriamasis paprasčiausiai meluoja. Mūsų laido žurnalistai gavo visą šio unikalaus tyrimo metu surinktą medžiagą. Žodis reakcija čia kartojasi daugybę kartų. Ūso ir Stankūnaitės melo kreivė šaudo aukštyn po kiekvieno klausimo. Tyrimas melo detektoriumi. Tiriamieji pedofilija įtariamas Andrius Ūsas ir aukos mama Laimutė Stankūnaitė. Akistato žurnalistams pavyko gauti šokiruojančias tyrimo išvadas. Tiriamieji jaudinasi, prakaituoja ir muistosi, o išgirdus kai kuriuos klausimus prietaisų kreivės šoka aukštyn. Akistatoje išskirtinis geriausio Lietuvoje poligrafo specialisto Vito Saldžiūno komentaras. Va čia yra tokia kreivė pilka. Tai yra ant pirštų uždėsiu po to elektrodus, matuoja laidumą pirštų. Tai yra žmogaus autonominė ta sistema veikia taip, kad prakaitavimas keičiasi žmogaus. Žmogus negali to kontroliuoti. Pabandykit savo prakaitavimą sukontroliuoti. Šį vakarą jūs išgirsite, kokie klausimai buvo pateikti pedofilijai įtariamam Andriui Ūsui ir artimai jo draugiai mergaitės mamai Laimutei Stankūnaitei. Išgirsite ir tai, kaip jie reagavo, išgirdę kai kurios klausimus. Kol kas pasakysime tik tiek. Prietaisų parodymai visiškai sutampa su tuo, ką mergaitė daugiau kaip metus pasakoja skandalingąją pedofilijos bylą tiriantiems prokurorams. Žmogus, kuris nesusijęs su to, sakykime, kriminaliniu tyrimu atveju, jisai po kelių klausimų pradeda, taip sakant, jo bendra emocinė, matosi iš tų kreivių, bendra emocinė situacija, matosi raminasi, jis pradeda visiškai ramiai kvėpuoti, jo prakaitavimas iš vis nurimsta, pasidaro tiesia, ten nieko jau neberodo. Na, o jeigu žmogus yra kaltas, kaip tada vyksta viskas? Pirmas dalykas, tai reiškia kreivėse matos, reiškia mes matom, kad į tuos, pavadinkim, raktinius kokius tai atsakymus yra reakcijos, arba į tuos, kur mes dalykus ieškom ir aplamai, dažniausiai būna, kad jo ir kvėpavimas nenurimsta, nebūna stabilus, ir galvaninė reakcija, ir širdies darbas šokinėje, būna pliūpsniai. Taip pat šį vakarą laidoje dar vienas netikėtas bylos tyrimo akibrokštas. Prokurorai nustatė, kad nužudytasis teisėjas Jonas Furmanavičius naudojosi net 11 telefonų. Tarsi koks nuo teisėsaugos besislapstantis narkotikų baronas ar prekeivis ginklais. Kokias paslaptis taip kruopščiai stengiasi saugoti Kauno apygardos teismo teisėjas? Jeigu žmogus turi tiek telefonų, tai matyti jam tiek reikia. Jis tokį poreikį turi. Bet klausimas kam? Tai vat ir yra klausimas kam. Jeigu, sakykime, kažkas prekiauja narkotikais ir jis jaučia ten tokį poreikį, turėti tiek telefonų, jis jų įsigyja. Jeigu jisai mano, yra ir tokių, kad telefono mobilaus iš viso nereikia turėti, nes tai gali būti atsekimo priemonė, kur tu esi, pasiklausimo priemonė, tai jis neturi nei vieno.
Bet teisėjas kokį poreikį gali turėti? Matot, aš visada, kaip sakau, gal kam ir nepatinka, kad angelai dangui, o žemėje žmonės. Ir teisėjai juk irgi ne iš dangaus pas mus atsiranda. Ir dar, pedofilija įtariamo Andriaus Ūso draugė Laimutė Stankūnaitė siekia susigrąžinti dukrą bet kokią kainą. Ji viešai kaltina jos globėją Neringą Venckienę prasta mergaitės priežiūra. Tačiau naujausi įrašai rodo, mama mergaitei liepia meluoti. Ir jau nebe pirmą kartą. Ką mergaitė į ausį per susitikimus šnabžda mama? Taip tyliai, kad negirdėtų ne tik apsaugos darbuotojai, bet ir vaikų teisių specialistai. Tai mergaitė ir sakė, kad ją jausį šnibžda, apsikabinus Stankūnaitė šnibžda jausį mergaitė. Tai aš jau iš karto, aš jau matau, kas vyksta. Aš jau iš karto supratau, kad mergaitė buvo sveikiausia, kad iš karto nuvežiau į gydymo įstaigą. Taip, mama liepė sakyti, kad skauda galvą ir skauda pilvą. Absoliučiai jokios temperatūros, nieko. Mergaitė eina į baseiną, lanko darželį visiškai sveika. Mes ir vėl Neringos Venckienės namuose Garliavoje. Ta diena, kai filmavome, mergaitė šventė savo 6-ąjį gimtadienį. Ji atrodė laiminga ir patenkinta globėjos namuose. Tačiau mergaitės mamai Laimutei Stankūnaitei atrodo kitaip. Dabar, kai visi įtarimai jai panaikinti, Stankūnaitė bet kokią kainą siekia susigrąžinti galimai iš krypelių išnaudotą dukterį. Aš manau, kad jos pagrindinis tikslas yra susigrąžinti mergaitę, tada jinai tampa automatiškai atstovė toje mergaitės prievartavimo byloje ir paprašo išteisinti jos draugą, mergaitės krikštatėvį Ūsą. Mama pati prašytų išteisinti Ūsą. Tai čia tik tai toks variantas. Arba jinai gal labai siekia, kad su krikšto tėveliu bendrautų mergaitė. Nežinau, dabar negali susitikti su krikšto tėvu. Atrodo, kad visi Laimutės Stankūnaitės veiksmai ir žodžiai kruopščiai suderinti su ją atstovaujančiomis advokatėmis. Viena iš jų, Loreta Kraujutaitienė, gina ir pedofiliją įtariamą Andrių Ūsą. Kas gali sutrukdyti Stankūnaitei ir Ūsui per bendrus advokatus suderinti parodymus? Tai aš manau, neatsitiktinai tos advokatės, kad galėtų Ūsas bendrauti su Stankūnaite. Galėtų suderinti parodymus? Taip, suderinti parodymus, suderinti versijas, pasitarti, ką daryti. Reikia vengti, o čia gal ir bus platesnė sąvoka, kada vieno kliento interesai prieštarauja kito kliento interesą. Aš manau, kad tai nebūtinai turi būti toje pačioj byloje. Formaliai žiūrint, čia yra labai lengva gyventi. Šitoj byloje nėra, ta prasme, Jonas prieš Antaną nesibylinėja, tai ir viskas gerai, ir aš šitoj vietoje galiu atstovauti Joną, o kitoj byloje galiu Antaną. Aš manau, kad taip nėra. Ypatingai, jeigu bylos yra giminingos ar kažkuo tarpusavy yra susiję. O štai advokatė Loreta Kraujutaitienė lyg niekur nieko šnabžda į ausį Laimutei Stankūnaitei tai, ką ji turėtų sakyti žurnalistams. Atrodo, ir ginant Andrių Ūsą, ir siekiant bet kokią kainą, kuo greičiau atsiimti jo galimą auką iš globėjos, kruopščiai vykdomas iš anksto apgalvotas planas. Beveik 3 mėnesius su dukra iš vis nesimačiusi Stankūnaitė staiga ėmė viešai kritikuoti jos globėją Neringą Venckienę. Pasipylė skundų. Venckienės namų duris nuolat varsto vaikų teisių apsaugos pareigūnai. Stankūnaitė niekas netinka. Mergaitės kailiniai netinka, mergaitės plaukai blogai apkirpti, mergaitės rūbai netinka. Žodžiu, kiekvieną kartą kas nors, po kiekvieno pasimatymo kas nors atsitinka. Einame į Kauno rajono vaikų teisių apsaugos skyrių. Deja, vedėjos nėra darbe. Jos pavaduotoja Giedrė Ūsaitė į jokias kalbas nesileidžia. Mūsų iš esmės domina vienas klausimas. Ar Neringa Venckienė yra pakankamai gera globėja? Suprantate, aš jums į šitą klausimą tikrai negaliu atsakyti, nes tai liečia ne tik tai Neringą Venckienę, tai liečia ir mergaitę, kurios yra skirta globėja. O tada kitas klausimas būtų, kodėl jūs taip dažnai ją tikrinate? Galbūt iš tiesų ten yra problemų kažkokių? Tikrai nenorėčiau komentuoti detaliai, nes suprantate, tai yra medžiaga, kuri kartu apima ir vaiką. Ir kalbėti apie tai tikrai nesuderintų laikų ir ne iš anksto neturint klausimų, aš atsisakau. Aš tikrai nekomentuosiu viešai tai, kas liečia vaiko gyvenimą, nes kalbėdama apie globėją, tai tuo pačiu aš
kalbėsiu ir apie vaiką. Tai tikrai aš atsiprašau, bet negaliu. Jūsų pavardė labai... Visiems užkliūna, bet nėra jokio ryšio. Jūs nesate mūsų giminė? Nesu. Iš tikrųjų netolima giminaitė? Nei tolima, nei artima jokia. Tiesiog sutapimas. Aš atsiprašau. Tuo metu Kauno miesto vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojos kur kas šnekesnės. Kodėl Venckienė yra taip dažnai tikrinama? Ar yra kokių abejonių, kad jinai galbūt iš tiesų yra netinkama globėja? Iš tikrųjų, tai vaiko teisių apsaugos skyrius, vykdydamas globos priežiūrą, jisai turi teisę pasitikrinti situaciją šeimoje, kada mano esant reikalinga, kada yra kokios tai informacijos, kada dėl kokių tai priežasčių kyla įtarimai, ar užtikrinami vaiko poreikiai, ar neiškyla kokios nors problemos ir sunkumai. Ar šiai dienai užtikrinta yra mergaitės gerovė? Kaip jums atrodo? Globėjas šeimoje? Taip. Taip, globėjos šeima yra nesikį tikrinta įvairių specialistų ir vaiko teisių, ir psichologų, ir globą organizuojančių, globėjus rengiančių specialistų Kauno rajone. Tikrai yra informacija teigiama ir kaip globėja Venckienė, teta mergaitės yra tikrai tinkama. Kas iš tiesų vyksta per motinos ir dukters pasimatymus, kuriuos stebi ne tik apsaugos, bet ir vaiko teisių specialistas. Paskutinis akibrokštas Neringa Venckienė privertė ne juokais sunerimti. Iš pasimatymo su motina grįžusi mergaitė ėmė skųstis įvairiais skausmais. Vasario 12 dieną Stankūnaitė pranešė vaiko teisių apsaugos tarnybai, kad jinai nenorės pirmadienį vasario 15, tai yra nedarbo diena, pasimatyti su dukra. Po to jinai tą pačią dieną persigalvojo ir apie 2 valandą jau atsiuntė faksu vaiko teisių apsaugos tarnybai pranešimą, kad jinai pageidausi susitikti su mergaitė. Tai pirmadienį vasario 15 dieną mergaitė buvo nuvežta į pasimatymą. Tai žodžiu, grįžusi iš pasimatymo, jau mergaitė pasakė, kad aš sergu, man skauda galva. Iš karto skauda galva, skauda pilvą. Tai ir mes pradėjome klausinti, tai kas čia atsitiko. Man mama liepė meluoti, kad sergu. Neringa Venckienė negalėjo patikėti savo ausimis, išgirdusi tikrąją ligos priežastį. Bijodama vėl būti apkaltinta, jog tinkamai nesirūpina brolio dukra, moteris iškart nuvežė mergaitę pas gydytoją, o pokalbį medikės kabinete įrašė. Nebežinau, ko griebtis, nes manim vėl nepatikės, sakė Neringa Venckienė. Kadangi šeimos klinika nedirbo, nedarbo diena, tai nuvežiau į Kauno klinikas ir mergaitė pasakė, tai man mama liepė sakyti, kad tau galva skauda, tau pilvas skauda, nelankyk baseino. Jokių ligos požymių nebuvo, mergaitė pamatavo temperatūrą, pilvą, spaudė viską, nieko, sveika, sveikučiausia. Bet aš jau žinodama tokius galimus jų veiksmus ir jų mintis, aš iš karto apsidraudžiau nuveždama, nes aš jau taip ir galvojau, kad būk tai aš neprižiūriu, atvežu sergančią. Po to sako, kad man pilvas skauda ir koja, ir tipo galva skauda, iš tikrųjų man neskauda. Ir dar liepia, kad neiti į baseiną, nes aš sergu. Sako, aš suprantu, kad ten labai linksma ir labai gerai. Aš suprantu, dabar kaip pasveiksi, tada jau galėsi. Kodėl jūs rašinėjote pokalbį? Aš specialiai rašiau dėl to, kad jeigu aš tai pasakysiu, tai jie galvos, kad aš tyčia šmeižiu Stankūnaitę. Taip, bet jau čia kitaip neįmanoma, nes tai čia, matote, iki kokio lygio. Mergaitė išprievartauta, dabar jau jinai pradėjo sirgti sveika būdama, tai aš jau kitų variantų nematau. Aš iš esmės žinau jų mintis. Tuo metu Kauno miesto vaikų teisių specialistė dievagojasi, kad pasimatymuose dalyvaujantys darbuotojai seka kiekvieną Stankūnaitės žodį. Ar jūsų specialistas girdi kiekvieną žodį, kurį mama sako savo vaikui? Girdi viską 100%. 100%? Viską girdi. Neįmanoma negirdėti, patalpoj būnant neįmanoma negirdėti, kas yra kalbama. Ar specialistai yra pastebėję, kad Stankūnaitė galbūt šnibžda, ką nors jausi vaikui? Ne, nepastebėjo. Nepastebėjo nei vienas iki. Nebuvo pastebėta, kad būtų kokie tai šnabždesiai. Jeigu jie būtų pastebėti, būtų iškart